BCAA, amino rūgštys, baltymai, kas tai yra, koks skirtumas ir kaip nepaklysti. Taigi, koks yra skirtumas tarp BCAA, amino rūgščių ir baltymų? Labai dažnas klausimas, bet viskas yra labai paprastai. Pirmiausia, baltymas yra suformuotas iš skirtingų amino rūgščių. Ką tai reiškia? Kad baltymas yra, sakykim, ta didžiulė struktūra, kuri yra sudaryta iš mažesnių struktūrų, kurios yra amino rūgštys. Amino rūgštys gali būti įvairius, jau gali būti labai daug. Literatūroje rasite išskirta, kad yra apie 20 arba 22 skirtingos amino rūgštys mūsų organizme. Tai reiškia, kad mes jas turime kažkaip turėti savyje, iš kažkur gauti. Jeigu reikia mums jas gauti iš kažkur, tai reiškia, kad mes galim arba gauti jas iš aplinkos, arba tiesiog pasigaminti patys. Dėl to yra išskiriamos, kaip matot, yra dvi skirtingos amino rūgščių rūšys. Tai yra nepakeičiamos amino rūgštys, tai reiškia, kad mes jas galim gauti tik tai su maistu, ir taip pat yra pakeičiamos. Tai reiškia, kad mes jas galim patys sintezuoti, tai reiškia, mes jas galim patys sukurti, jos vadinamos pakeičiamomis amino rūgštimis. Angliškai dažnai gali būti vartojami terminai, tai yra essential amino acids, arba gali būti trumpinys EAA, arba non-essential amino acids, tai yra NEAA. Visi produktai turės skirtingą amino rūgščių kiekį. Tai pavyzdžiui, jeigu valgysim mėsą ar žuvį, tai jos turės visas mums reikalingas amino rūgštis. Tačiau augalinės kilmės baltymai turės ne visas, dažnai ne visas nepakeičiamasias. Tai reiškia, kad mes iš skirtingų augalinės kilmės baltymų ar augalinės kilmės produktų turėsim surinkti skirtingas amino rūgštis, kad susirinktume visas nepakeičiamasias. Tai va toks yra skirtumas tarp nepakeičiamų ir pakeičiamų. Bet kas yra tie BCAA, arba angliškai Brain Chain Amino Acids? Tai yra 3 amino rūgštys, kurios yra nepakeičiamos. Ir jos yra izoliocinas, leucinas ir valinas. Tai yra tiesiog 3 amino rūgštys iš visų nepakeičiamų. Ir dar yra 6 likusios. Todėl trumpai apžvelgiant dabar viską, tai yra baltymas, yra didžiulė struktūra ir skirtingos amino rūgštys sudaro skirtingus baltymus. Tada amino rūgštys yra išskiriamos į 2 grupės, yra nepakeičiamas, pakeičiamas, kur mūsų kūnas gali pats sukurti, mūsų kūnas turi gauti iš aplinkos, ir tada tos BCAA tai yra tiesiog 3 amino rūgštys iš nepakeičiamųjų grupės. Jeigu jūs vartosite dabar baltymus kažkokius, tai nežiūrėkite tik tais tiek, kiek produktas turi baltymų, nes galbūt jūs, kurį valgote produktą, jis bus daugiausiai sudarytas iš pakeičiamų. Tai reiškia, kad mūsų kūnas ir taip gali ją susikurti. Dėl to svarbu, kad jūs pasižiūrėtumėt, kiek jūs produktas, kurį jūs valgote, turi nepakeičiamų amino rūgščių. Galbūt kai kuriuose produktuose ir nebus parašyta, kiek konkrečiai yra nepakeičiamų amino rūgščių, tačiau visą laiką galima paieškoti internete. Jeigu jūs domina, aš galiu jums teikti daugiau informacijos, tiesiog komentuokite.